Taip, šis kanalas, mano kanalas. Jeigu kažkas čia užsukęs į svečius nuo mano skalbinių virvės, pradeda vokti mano džiausiamas skalbinius ir dar neduok dievė matuotis ant pačių savęs, o paskui dar ir garsiai reikiais komentaras. Oi, matot, jie jiems netinka, šlapiai nepakankamai išgriežti ir apskritai dydis netoks, ar išvirkščiai išvirsti, tai čia ne mano problema. Šiame kanale jūs galite išgirsti tokios informacijos, kuris siauresnio požiūrio žmonėms, individams, gali pasirodyti pagal jų ribotą vertinimą kaip įžeidimai ar įžeminimai. Apie tai aš jūs ir perspėju. Kai mūsų protėviai prarado galimybę, tai tarkim buvo jiems uždrausta, užblokuota bendrauti telepatiškai, atsirado alternatyva, kitas būdas. Bendrauti verbališkai, tobiš balsu, žodžiais, sakiniais, va taip išreiškiant savo mintis, bandant pasakyti, ką mislį įtikintis, kad tas, kam sakai, supras, ką tu nori jam pasakyti. Ir atitinkamai sureaguos. Tie, kas bent kažkiek susipažinę su Biblija, tikriausiai žino tokią istoriją apie Babelio bokštą. Tobiš anksčiau visi žmoneliai gyvenę ant svieto. Nesmė plokščias, jis ten apvalus ar kitoks. Ar dirkat bublika. Visi kalbėjo viena kalba ir vieni kitų suprato, bet tas, kuris ten viršui, ar apačioj, ar ten, ar nesvarbu kurioj pusėj, iš pavydo, ar kažkaip nusprendęs, padaręs tokį prielaidą išvadą, kad susitarę žmonės vienybėje yra jėga, nusprendė suskaldyti juos, sugriovė tą Babelio bokštą, išsklaidė visus tos žmogelius po visą tą svietą, sumaišė jiems kalbas ir todėl jie visi pradėjo kalbėti skirtingomis kalbomis, nesuprasdami vienas kitų, tarsi padalinti į atskirus gardus, kiekvienas su savo ideologija, kartais paremta būtent kalbos skirtingumu, kokiu nors išskirtinumu ten, seniausia pasaulyje, ar ten indoeuropiečių kažkas seniausia, vienu žodžiu. Pradėjo didžiuotis kiekvienas tą savo kalbą, pamiršę, kad kalbėjom visi viena kalba, prokalbė, irgi nesmė kaip jinai vadinasi, o prieš tai visi telepatiškai bendravom. Tai kadangi aš nesu telepatas, neturiu tų sugebėjimų ir nežinau, kaip jos čia pažadintoj, kankorėžiniai liaukai, ten trečioji akį, neturiu aš tos trečiosios akies net. Tai dažnai kalbu apie kalbą, kaip apie verbalikos instrumentą ir dažnai pabrėžiu, kad prieš ką nors sakydami, nebumbėkit šiaip sau, nemalkit šūdo, o pamastykit, padarykit pauzę, gerai suformuluokit, geriausia dar, kad užsirašytumėt, jeigu neturit oratoriaus sugebėjimų, dovanos tokios sklandžiai reikšti mintis taip, kad kiti jūs suprastų, ką jūs norite pasakyti, tai užsirašykit, pasiredaguokit, kad tos mintis eitų, taip lietųsi laisvai, ir paskui perskaitykit, kad ir balsu už kadrą. Tai vat apie prokalbę tą. Lietuvių kalba, mano subjektyvio įsitikinimu ir žiniomis, niekaip negali būti seniausia, ten viena iš seniausių indoeuropiečių, to labiau pasaulio ten kalbų. Vien dėl to, kad tai paskutiniai mūsų žinomai istorijai yra nedaugiau negu 300 metų, kaip aš esu patikrinęs ir irgi įsitikinęs kokie 170, 180, maksimum 200 metų. Tai vat lietuvių kalba nėra seniausia ir kaip ir viskas, kaip sakant, eina paprastyn, taip ir kalbos irgi degraduoja, eina paprastyn. Paprastas chrestomatinis pavyzdys, kad Puškinas savo kūrybai naudojo apie 200 000 skirtingų žodžių įvairių. O kaip žinia, tai rusų kalboj, taip vadinami rusų kalboj, jinai to ir skiriasi, kad ten kiekvienas žodis būtent reiškia kažką konkrečiai, ten sinonimų kaip ir nebuvo iki neseno laiko, paskui galbūt pradėjo kopijuoti kitas kalbas ir atsirado tų sinonimų, bet tikroji rusų kalboje nėra jokių sinonimų, taip kaip lietuvių kalboje. Tai vat visos tos kalbos eina paprastyn ir dabartiniuose
šnekamosios kalbos žodynuose tiek rusų, tiek, tarkim, lietuvių, gal ir kitų, vokiečių, vadžinau, sakykime, ten italų, kiek teko susidurti, jau tokie solidūs tomai, kuriuose yra iki 20 000 žodžių. Ne 200 000 žodžių, bet 20 000 žodžių. Tai įsivaizduokit, ant kiek degradavo. Ir kalbas, kai Babelio bokštą sudaužė, reiškia, išskirstė, jos pradėjo degraduoti, tai yra viena kalba negali pasakyti to, ką gali pasakyti kita kalba, ir atvirkščiai galbūt yra kalbos vienos skurdesnės už kitas, kai kuriais aspektais, pavyzdžiui, negalim pasakyti, kad ten čiukčių kokia nors kalba yra skurdesnė negu kokia nors ten kita kalba, nes visomis kitomis kalbomis negali pasakyti apie sniegą kokį nors ten 40 skirtingų žodžių, reiškiančių ypatingas jo savybės, kaip pavyzdžiui čiukčiai. Apie sniegą gali ten apie 40 savokų skirtingų pasakyti ir visiems jiem ten bus aišku, ką tas turi omeny. Tai yra, sakyčiau, neverčiamas į kitas kalbas tos savokas. Tai lygiai taip pat ir paimkim lietuvių ir rusų kalbą. Tai dar vienu aspektu, kai sakau, viskas, kas genialu, yra paprasta. Ir čia yra ne mano mintis, bet tiesiog pavyzdžiais jau seniai įrodyta praktika. Tai visi genialūs dalykai, genialūs sprendimai yra paprasčiausiai, kaip 2+2 arba 2 palcą arba asfaltą. Tai ir, reiškia, esu jau minėjęs, kad yra tiesa ir yra melas, ir tiesa yra visada paprasta, o vietoj tiesos pakiša melą, tiesą paslepia ir tą melą išskirsto sudėtingiau į keletą daugiau tų meliukų ir pakišau ten tie šako įsidarė ir jūs ginčykitės. Tai kalbose lygiai irgi taip pat. Vienu aspektėliu pašnekėsiu, pavyzdžiui, visi girdėt, rusiškai tai skamba, pavyzdžiui, narod. Kaip lietuviškai išversti žodį narod. Kas tai yra? Liaudis, bet žodyje narod, bent jau sudėtinė dalis to žodžio narod, rod reiškia giminę, kažkokią giminystę, o lietuviškoje savokai liaudis to nėra. Tai nežinau, kaip ir kas sugalvoja tą savoką liaudis, iš kur jinai kils ir kaip jinai susijusi su vertimu iš rusų kalbos, sakykime, narod. Arba ten, radnoj, pavyzdžiui, kaip išversti lietuvių kalbą. Tai pagal kontekstą tik išeina, kad ten radnoj gora, tai gimtasis miestas, radnaja strana, tai gimtoji šalis. Pavyzdžiui, radnoj syn, yra priimnai syn ir radnoj syn. Koks nors ten posunis lietuviškai ir radnoj syn, net nežinau kaip, tikras pagal kraują giminingas tavo sūnus, tarkim taip, kaip išvesti vienu žodžiu, kaip rusų kalboje radnoj. Tai viskas, kas genialu paprasta, grįžtam prie to, tai sakant, tiesą paslepia ir pateikia melą keliais aspektais. Jaučiat skirtumą tarp dviejų, pavyzdžiui, savokų, dviejų žodžių junginių skirtingai, pavyzdžiui. Tarkim, aš rusiškai pradžiai pasakysiu, yra litovski narod ir narod Litvai. Lietuviškai galbūt išverčia yra, reiškia, lietuvių liaudis ir Lietuvos liaudis. Skirtumą tarp to, lietuvių liaudis ir Lietuvos liaudis. Jaučiat? Ir kuris čia titulinis, kuris čia netitulinis dabar, kuris čia svarbesnis, kuris turi daugiau galios ten magiškos teisinės jurisprudencijų, kuris svaresnis yra ar ką, galima ginčytis iki begalybės. Todėl, kad, kaip sakant, tebūnie priimkim tą pirminę savoką liaudis, kaip tiesą, ir pateikia, kaip sakau, melą, ir mažiausiai į du suskirsto, jūs ir ginčykitės. Litovski narod, narod Litvai. O paslepia liaudis, jis pasakė, ne, liaudis yra, suprantat, lietuvių liaudis ir Lietuvos liaudis. Taip kaip religija, žinai, Dievas yra, Dievas, jau sakiau, esu tą sakęs. Yra čia katalikybė, musulmonizmas, koks nors hinduizmas, krišnaizmas, judaizmas, chabatizmas ir taip toliau, ten daug suskės. Tai narod Litvai, litovski narod, lietuvių liaudis ir Lietuvos liaudis. Pateiktas jums ne kaip tiesa, o kaip kažkoks tai melas. Ir jūs ginčykitės, kas čia svarbiau, kam jūs ten priklauso. Lietuvių liaudžiai ar Lietuvos liaudžiai. Kai tu tarpu sakau, viskas, kas genialu, yra paprasta.
reikėtų stengtis nedaryti iš paprastų aiškių dalykų kažkokių sudėtingų išvedžiojimų. Tam parašė taip, tam pasakė taip, čia pranešė taip, aiškiai įstatymė įtvirtinta taip ir ble 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 ir taip toliau. Tai va čia yra visas tas va. Ne tai, ką paslėpė, o tą, ką jums patikė ir jūs ginčykitės. Nes tam visam reikalo, tam įsišakojimui, kaip sakant, tai yra kokia nors pirminė saugė, sako, o jinai reiškia ne tavo, kumštis nereiškia kumštį, ką reiškia kumštis ir kaip jūs maislė obrazą, kaip čia pasakyti, vaizdinį tą susikūrėt, ką tas reiškia. O reiškia, kumštis, priklausomai nuo įvairių aplinkybių ir taip toliau. Sakant, arba žmogus koks nors, kaip čia dar pavaizduoti, eina dvi rankos, dvi kojas, viena galva, kokia nors. Žmogus, pavyzdžiui, reiškia, jis ne tą reiškia, jis tą paslėpė, reiškia, tą. Koks nors ten sapiensas, erectusas, koks ten dar, čia paskutiniu metu girdėjau, reiškia, vivo in spiritus, dar visokių ten kromanioniečiai visokie, kas ten tą pitakontropai, kokių ten pavardžių, kokių tik disertacijų nėra buvo. Kaip sakant, iki tokių ginčių, kad ten, sakau, tą paslėpė ir mestelėjo ten žodynų, sakykime, kur, čia kokiam nors ten buvie žodynė, taip, bleko ten, taip, žinai, jūs įsitai, taip, ten kažkokie deklaracijai, taip, reiškia konstitucijai, taip, žmogus reiškia būtent tą, taip, vienu žodžiu, žmogus nereiškia žmogus, o reiškia kažką, ką ten kažkas parašė ir jūs su to sutinka, tai visą tavo melą pametė. Tai grįžtam prie esmės, kaip sakau, niekada iš paprastų aiškių dalykų nesistenkit daryti sudėtingų dalykų ir jeigu jau pastebėt, kad su jumis bendraudami verbališkai stengiasi iš paprasto jums suprantamo dalyko padaryti kažkokią biliberdą, supainėt kažkokias dėbrės, nuvesti ir to pasiekmėj, tas, kas jums bando tai padaryti, tarsi savo pasikelia savivertę, tarsi, aš čia šneku, o jūs čia manęs nesuprantat, čia jurisprudencijos terminai, aš čia žodynų prisiskaitęs kažkokių ten terminų, čia lotynų kalboje reiškia tas ir tas, kaip sakant, ką plunksną parašysi kirviu, neiškirsi jau, neišdroši. Tai turėkit omeny, kad čia jau yra ne iš tos serijos, kur paslėpta, o iš tos, kur jums atvirai parodyta ir išskaidyta, tiek ir jūs tiek ginčykite. Prantat, kieno tas, vaizdžiai tariant, žodynas storesnis, kol gale tikriausiai prieisit iki to, kad vosit viens kitam tais žodynais per makaulės ir laimės tas, kieno tas žodynas storesnis, sunkesnis, didesnis apimties, svaresnis, taip sakykime. Nors ne pagal paskirtį naudojimas. Tai viskas susieina į to, kokieno argumentacija stipresnė, įtikinamesnė. Įtikinėjimo būdų irgi yra daug įvairių. Tai būkit paprasti, bendraukit paprastai, nedarykit iš paprastų dalykų sudėtingų ir kuo paprasčiau išsireiškinėsit, tuo didesnė tikimybė, kad jūs ir supras taip, kaip jūs išsireiškit, o ne darys kokias nors ten prielaidas, domyslas, deklaratyvius teiginius iš to, ką pasakėt. Vienu žodžiu, sugėdusi telefoną, kokį nors padaryti. Tai va. Tiek ir norėjau pasakyti. Dangus kaip visada, bet tų dalykų neįmanoma. Bet tiems dalykams irgi yra paaiškinimai, paprasti labai.